Jeigu jinai labai mylėtų, tai tikrai sutiktų viskam. Nes už pinigus gali nupirkti meilę, na. Babkės, man reikės. Jau babkės. Kas linkia labiau čytint santykiuose, vyrai ar moteris? Vyrai. Vyrai. Oi, 50-50, manau. Pam? Jo. O iš tavo asmeninės patirties, kas labiau? Vyrai. Vyrai? Moteris. Moteris, kodėl? Nes moteris myli. Ne, abudu. Abu. Visi ištikimi? Taip, jeigu noriu. Tai tavo asmeniniai patirtį nebuvo, jokių neištikimi? Kiekvienas santykis. Aišku, vyrai. Vyrai, kodėl? Ble, nes vyrai normalus pasanai, ble. Patiesībā ļoti labi. Who are more likely to cheat, men or women? Visdrīzāk, tā kā varētu kādu teikt, patiesībā jā, es tev piekrītu. This is what language? Santykiuose aš turbūt. Tu? Taip. Čia iš asmeninės patirties? Taip. Aišku, kad vyrai. Kodėl? Akivaizdu. Dėl ko? Moteris yra prisirišusios labiau mentališkai, o vyrai yra pasiruošę čytinti fiziškai. Ir jeigu moteriai reikia pačytinti, galvoja pačytins, bet fiziškai niekada neįs, nes jie protingai enough. Man. Why? Women are so loyal. Women are loyal. Yeah, I think so. Every woman. No, not everyone. Not everyone, yes. 100% vyrai. Vyrai, o tu? 100%. Aš tik galvoju, kad vyrai ir moteris čytina. Pam? Jo. O tu? 100% vyrai. Vyrai, kodėl? Kodėl vyrai? Nes jie turi instinktus tam tikrus. Vyrai sakė. Vyrai, bet žinau, kad ir moteris uždavinėja. Moteris gal išdavinėja gudriau. Moteris? Aišku. Kodėl? Seni, čia moteris. Sakyčiau, šiaip abudu, bet moteris trečiau pagauna. Kad ir kaip keistai nuskambėtų, greičiausiai moteris. Moteris kodėl? Aš taip manau, kad moteris neturi paaiškinimo tam. Aišku, kad vyrai. Va tiesą sakant, jo. Be vyrų nebūtų pasaulio mūsų. Biologiškai jūsų prigimtis yra tokia. Bet čia nėra asmeninė patirtis. Jums spaudžia. Tai jeigu pana padarytų, kad niekada nespaustų, tai gal nebūtų čyto? Taip nebūna. Taip nebūna. Jūs esat protingi žmonės. Taip. Protingi, ne? Jūs negalit vadovautis vien instinktais. Ir Taip. turit atsisakyti pagundų. Su čia. Jeigu moteris nepastenkina, tada eina kitur, vyras nepastenkina, eina kitur. Bet moteris labiau emociškai čytina, ar ne? Emociškai yra atskiras dalykas. Sunku pasakyti, bet moteris. Iš asmeninės patirties, ar ne? Iš asmeninės patirties, sakau. Tūsai atskirai. Berniukų mergaičių vakarai. Už ar prieš? Už. Dabar žiūrėk, jeigu tavo pana varytų į mergvakarį, draugės, kur būtų striptizo šokėjas, ar tau tai būtų kažkas tipo, ar ne, ar pohui? Jeigu tu, tai pohui, tipo. Jeigu aš tinka. Jeigu tu, tai pohui. O jeigu kitas? Jeigu kitas, ne. Be šansų, jeigu kitas. Iš mano pusės už, bet jam negalima. Tu būtum už, ne? Bernvakaris, ne? Tavo bachūra bernvakaris? Kokių striptizų? Apskritai. Ne klubas. Bernvakario. Ne. Prieš, ne? Prieš. Tūsai santykius atskirai. Berniukų mergaičių vakarai. Už ar prieš? Už. Nes jisai pasikrauna. Gali mane lepinti daugiau. You never know how boys party ends, right? Yeah. We never know how girls party ends too. Oh yeah, that's exactly, yeah. Galima statyti milijoną, milijardą, bet aš nuoširdžiai sakau, kad jeigu aš myliu žmogų, tai aš jo neišdavinėju. Už, jeigu tu pilnai pasitikėjai moterim. Okay. Blema prieš, žinok, kartu, būtų geriausiai kartu. Gali kažkur būti atskirai, skirtingose vietose, kad jeigu ne viens ant vieno palikti vaikiną su mergina, dar pretenzijų Jo, nebūtų. tai bernvakaris ten daug, žinai, tipo hebra. Kadangi kompanija dar visai nieko. Kartais už, o kartais prieš. Kartais norisi kartu, o kartais norisi atskirai. Leidi varyti kartu? Aišku, jeigu jisai išmoks naujų posūkių. Tegul varo. Tegul varo. Taip, tegul. Open-minded. Aš norėčiau su savo vaikinu dabartiniu nuvaryti stripaką, pasižiūrėti, kaip jis reaguos, nes man tai tikrai įdomu. Tu jam nebeužtenki, Taip. jisai bet kur tai padarys, bet kada ir panašiai, tu nesukontroliuosi. Ir ten yra striptizo šokėja? Nemalonu. Nepakomentuočiau, bet veidą parodyčiau. Visi mane myli, jisai neis. Ok. Meilė ar pinigai? Ką rinktumais tu? Pinigai, na. Babkė sako. Meilė, visada meilė. Meilė? Čia metu aš ir babkės. Pagavau. Babkės. Man reikės. Jau babkės. Jausmai gali nugalėti viską. Vapšė pofik, jeigu šūdinas vaikinas ir jis turi babkių, nu tipo... Žinok, meilė. Meilė. Ir protas. Aš irgi galvoju, kad meilė. Bet su pinigais kartu. Man tai aišku, kad meilė, gal man tie pinigai. Meilė, ne? Pats uždirbu pinigus. Jeigu ir daug uždirba, tai koks tolkas, jeigu tu liūdnai gyvensi? Meilė viską išveš. Blet, gal meilė. Meilė. Labai sunku rasti.
gavom. Visada sakyčiau meilė, dabar gal pinigai. Žmonės, moteris, vyrai, ne pinigai valdo laimė. Kad tu grįžęs namo jaustumės vertingas, laimingas ir mylimas. Tiesa ar mitas, kad panos prieš skirdamosis jau turi susidėliojusios sekančių bachūrų eilę? Mitas. Mergos turi healing journey. Visų pirma, tai jos skiriasi tikrai ne tam, kad jau turi kažką kitą. Okay. Ir išimčių, aišku, visą laiką, žinai. Jeigu tu esi protinga moteris ir gudri moteris, tai mano manymu, tu gali tuomet savo vyrą Pastumėti, ne? Jo, pastumėti labiau, kad jis siektų daugiau ir taip toliau. Tai tuomet, manau, čia nėra problema.